esu iš Gargždų ir aš esu pagal specialybę vaistininkė, bet esu už sveikatą be vaistų. Ir šiuo metu didžiąją dienos dalį dirbu būtent su Nelife produktais. Tai va, tai kaip ir jau susipažinom, vieni kitus daugiau dabar jau pažinosim, tai noriu paklausti dabar vėl, nežinau, nebūtinai eilės tvarka, jeigu kažkur kažką, tarkim, negalit atsakyti, galit praleisti, nes nėra kažkokių tokių čia sudėtingų labai klausimų, bet, na, tiesiog jauskitės laisvai. Tai gerai, papasakokit man tada trumpai tą istoriją, kaip atėjote į Nelife. Kas nutiko prieš tos 8 metus, na trumpai tiesiog. Kaip čia atsirado? Atsiradau. Pirmiausia, gal buvo tokia istorija, kad kai studijavau, mūsų dėstytoja tokia buvo masažo. Jinai buvo tokia dvasinga ir man taip patiko eiti tuo keliu, bet pažinties. Ir aš paprašau Dievas, kur tu gali man atsiųsti žmogų, kad aš irgi turėčiau tokį patį. Na ir pasibaigė studijos ir sutikau savo rėmėją Dianą. Ir jinai atėjau grožio procedūras pas ją ir tiesiog mes įsikalbėjom apie sveikatos problemas. Ir jinai tada papasakojo. Aš nesu iš tų, kur ten tyrinėjau sudėtis, ten dar kažką. Aš tiesiog pasitikėjau, jaučiau, kad man nemeluoja. Ir truputį pradėjau bandyti produktus. Ir Diana paskui sako, tai gal tu užsiregistruok, bus pigiau tau, žinai, tus produktus sakyti. Na ir taip ir pasitikėdama Diana ir prisijungiau. Pasitikėdama žmogumi, per daug ten kai sakyt, per daug giliai neieškodama. Taip, tiesiog jaučiau ir kaip sakant, kaip sakiau, ieškojau tokio žmogaus, tai man atsiuntė ne vieną žmogų, o labai daug žmonių. Prašai kaip vieną. Prašiau vieną. Gerai, Astute, kaip tu čia prieš tiek metų? Vyro dėka. Mano vyras buvęs krepšininkas ir jos sudėlė klubus nariai. Trečio laipsnio narių artrozė buvo jau daugiau negu 13 metų. Garsiau kalbėti. Prieš kokį 15 metų. Ir jam tiesiog buvo labai didelis uždegimas, nustatė tą trečio laipsnio narių artrozę. Jis ieškojo, kadangi pats sportininkas ir stengiasi viską sveikai, kad supranta, ką reiškia išoperuoti sąnariai, o jau sakė stoti į eilę. Tai jis kreipėsi pas sporto mediką, kuris sudarė maisto papildų programą ir sudarė sporto programą, kuriuos raumenis reikia stiprinti. Ir tas sporto medikas pasakė, kad omega-3 vaistinėje nepirkit. Ir taip prasidėjo paieškos. Tai buvo iš tų žmonių, kur analizavo sudėtis, nes pats teisininkas. Tai visas buvo vaistinių sudėtys omegos išanalizuotos, išklausinėta, kodėl garinimo būdu, kodėl pas jūs nėra šaltuoju spaudimo būdu pagamintos omegos. O sprendimas dažnai būna šalia mūsų, bet mes jo nematom, tarsi būna užmerktos akys. Ir tokia bendradarbė jam siūlydavo, kad Dariau, tu paimk omega-3, va šita va labai gera. Ir vieną kartą jau, sako, mane užkniso tą frazę, labai gera, šita labai gera. Sako, Maryte, duokit tą buteliuką, parsinešiu namuose ir studijuosiu tą jau, pasižiūrėsiu, kas ten yra. Ir tada labai nustebo, kad gali būti vienoj 8 omega-3 rūgštys. Sako, jeigu čia nemeluoja. Ir kaip tik pakvietė, jam sako, jeigu tu nori dar įsitikinti, važiuok į paskaitą. Buvo Vilniuje atvažiavęs mokslininkas Nelife kompanijos ir skaitė paskaitą apie omega-3. Ir tai buvo jam paskutinis sprendimas, kad šitą mes vartosim, turim visą šeimą ir visą gyvenimą. O manęs tik paprašė, kad tu, jeigu gali, nuvažiuok ten kažkur į kaimą, į Veprius ir užsiregistruok, nes kitaip čia neišėjau. Čia turiu užsiregistravimus. Ir iš mano buvo toksai atėjimas. Prieš 12 metų. Tuo metu dar internetu mažai pirkdavo ir tiesiog papildus, tai iš vis jau atsimenat, kad pirkdavom internetu, bet papildų tai tikrai ne, nes tikrai visokiam vaistinė. Tai tu toks retas atvejis, kada ateini paskui vyrą, reiškia, tu pasitikėjai vyru. Aš jo pasitikėjau. Nes dažniausiai čia moterys mes tos vyrus tempiam, mes esam tos tempėjos ir tos sveikatintojos ir tų kapsulių
Išėjos per prievartą dažnai, ne? O čia atvirkštinis. Buvo atvirkštinis, aš galvodavau, kad aš esu pakankamai jauna, man buvo dar tada 40 metų ir galvoju, nu tai ar čia man tikrai reikia, o man sakydavo, tu negalvok, kad pasitepus kremo, tu išlaikysi savo jaunystę. Maitint save turi iš vidaus. Super. Tikrai labai keista. Keista jūsų istorija. Birutė. Jūs viso šiek 25, jūs 27 metų. Šiek tiek daugiau gyvenime patirties turite. Tai 2 metai vartojate šios produktus. Tai kaip jūs čia atsidūrėt? Prieš tos 2 metus, kas jums nušvietė? O kas nušvietė? Renata. Daug metų gydžiau stuburo skausmus, sąnarių, operacijų ir antra operacija jau buvo paskirta. Buvau pastovi gydytojų kabinetų lankytoja. Ir kai vieną dieną gydytoja pasakė, davė dievulis ir trieptelėjo jums užuojautą, bet teks taip ir gyventi. Galvoju, ne, tikrai negyvensiu, nes jau susilenkusi, vos ne lasdelę pasiramščiuodama prieš kokį gal 12-13 metų tai buvo. Po to operacija, aišku, sekė. Ir tada pradėjau ieškoti informacijos. Paieškoje įvedžiau tokį sakinį – stuburo skausmų gydymas kitaip. Ir Saulius Daunoras, Šiauliai, šalia, susirandu, nuvažiuoju. Per jį kažkaip iškrito Renatos filmuotas pasakojimas. Tada iš karto tą pačią akimirką parašiau Renatai, surašiau diagnozes, ar galima padėti. Renata parašė optimistiškai, viską galima sutvarkyti. Susitikom Šiauliuose, treniruotės, pagerėja paleidžiu, bet stuburas tai nebuvo pagrindinė priežastis, buvo labai didžiulė ligų puokštė. Tai mes paskui apie tas patirtis praeisime. Bet Renata matydama, kad gerėja judesiai, laikysena, bet vis tiek kažkas blogai tai moteriškiai. Ir prieš dabar jau turbūt 6 metai papasakoju apie Neolife'ą, aš sakau, ačiū, ne. Buvau skeptikė, nes iš tikrųjų labai tikėjau medikais, jeigu medikai pasako, tai taip ir turi būti. Jeigu vaistininkė rekomenduoja maisto papildą, tai jis šventa, jis veikia. Ir... Ant manęs nepataikė. Gaila. Ir taip pat kartkartėm, paskui buvom uždaryti, buvo karantinas, nuotolinės treniruotės. Renata net sugebėjo iš Klaipėdos atvežti man maistinių medžiagų. Kieme susitikom, net bijojom į kambarį pakviesti, nes kaimynai pro langą mato, žinot, negalima. Bet vis tiek aš netikėjau, kad man gali padėti. Ir jau kai visai blogai buvo, kai teko išeiti iš darbo, likus 2 metams iki pensijos, paskambinau Renatai, sakau, viskas, blogiau tikrai nebus. Ir tikrai blogiau nėra. Ir nebenorėčiau grįžti atgal. Taip. Ir daugumą problemų išsprendė maistinės medžiagos. Labai gerai. Paskui pereisime. Būna žmonės sako, nu manim netinka, aš čia daminuos. Tai pat jums yra atsakymas. Kai labai blogai žmogus tada jau ir šiaudė kvietėsi, tai jūs, kaip suprantu, čia ta šiaudė buvo. Ingutė, Išgelbėtoja. kaip tu čia atsiradai? Prieš 15 metų, tai tu dar iš vis turėjai nieko negalvoti apie sveikatą. Tai va, būtent. Aš tikrųjų prieš 15 metų aš buvau 4 kurso studentė. Ir tikrai nebuvo galvoje ir neturėjau aplinkui nei kažkokių pažįstamų, kas mane paprotintų, kas tai yra sveikai, bent jau rūpintis ir tą požiūrį turėti, kas tai yra sveikata. Nes namuose aš irgi turėjau mamą, kuri buvo medikė, kuri gydo vaistais, visais tais algoritmais ir taip toliau.
Tai iš tikrųjų, tai aš ir netėjau čia pirma, atėjo pirma mano mama ir aš kai pamačiau jos pokytį sveikatos, kai po 3 dienų, sako, kėlėsi iš numirusių, tai supratom, kad čia yra kažkas kitaip. Ir iš tikrųjų aš kaip 4 kurso studentė būdama, tada dar, taip, iš pradžių reagavau skeptiškai, nes aš turėjau kitos kompanijos, ten bandžiau, sakau, aš turiu savo. Bet kai tu matai tą rezultatą žmogaus, tai sakau, nu gerai, duok ir man. Ir aš tada pabandžiau ir aš turėdama migreninius galvos skausmus, aš turėjau rezultatą po 3 mėnesių. Ir va tada ir prasidėjo mūsų kelias, kad mes pradėjom domėtis, nes čia atėjo apskritai pasikeitė požiūris į viską, į sveikatą, į ligas ir kaip mes galime, kaip sakant, užbėgti viskam už akių ir tą turėti kokybišką gyvenimą. Super. Galim paploti, kad tu visi pavyzdys, kad nereikia susilaukti ligų, nereikia susilaukti operacijų, dar kažko, kad tiesiog būti sąmoningai jaunai moteriai ir prisimti tą sprendimą padaryti, kad rūpinsius. Panaši istorija ir tavo, Eglute. Bet tu papasakok. Ja, dabar galvoju, su mintise čia būtų galima tą istoriją labai stipriai praplėsti, bet iš tikrųjų aš ieškojau žmogaus, kuris mane suprastų prie skaudžiausio mano gyvenime įvykio ir aš radau vaistinį savo kolegę draugę Eglę. Tai prasidėjo ta draugystė per bendrą skausmingą patirtį, kurios dėka laikui bėgant, atėjo Life ir kai aš būdavau neščia, man kažkodėl labai pradėdavo skaudėti kojų venas. Ir draugė šiaip ne tai papasakojo, labai nenorėjo papasakoti apie tai, bet papasakojo, kas man galėtų padėti. Ir padėjo. O kitą kartą atėjau, nes aš čia buvau 2 kartą atėjau, tai dėl bendruomenės ir dėl žmonių. Nes tiesiog mačiau, kaip jie gyvena ir man tai buvo pavyzdys, į ką aš galiu atsiremti. Reiškia, jeigu jie taip gyvena, tai galėsiu ir susikurti anksčiau ir vėliau tokį gyvenimą, apie kokį svajoju ir matau, kad jie gyvena. Iš tikrųjų, daugelis dabar gali pagalvoti blogai, kad nenorėjo papasakot, bet šiaip ne taip ten užspaudė Eglė ir papasakojo. Tai iš tikrųjų, aš tuo metu dirbau vaistiniai. Ir įsivaizduokit, aš dirbau ne savo asmeniniai, ne privačioj vaistiniai, o tinkliniai. Tai aš norėčiau kiekvienam papasakoti apie Life, bet tiesiog negaliu, neleidžia mano darbo taisyklės. Tai Eglute grynai tiesiog labai prašiau, nes primygtinai reikalavo. Jau ten, kadangi dirbome tam pačiam pastate, nedirbo viename geriausių restoranų tuo metu Klaipėdoje, tai tiesiog aš jau kaip tokia jauolė truputį matydai, tai mat išdrįsau. Tai vėliau apie tą patirtį dar praplėsim. Renata, kaip tu atsiradai? Aš iš 2 pusių, galiu pasakyti, taip liktai atėjau. Prieš 15 metų gimė mūsų 3 vaikas ir man ten taip negerai darėsi moteriški reikalai visokie. Ir kokį 1,5 metų net ir skaudėdavo, ir tempdavo, ir pjaudavo, ir parauduodavo tokias išskiros ir taip, ir viskas blogai ir aš nuėjau pas gydytoją. Ir gydytoja sako, tai tu pabandyk kažkokius vaistus, išrašo receptas, antibiotikai, kažkas tai tokio. Ir aš taip, galvoju, antibiotikai, o aš taip prieš tas antibiotikus. Sikišau už tą receptą į kišenę, vaikštau už tą receptų, savaitę, 2 vaikštau už tą receptų ir susitinko Eglė mūsų. Eglė, va, kaip žinot, mūsų vaikai kartu šoko. Ir aš taip sakau, man ta gydytoja išrašė receptą čia tokį, nežinau ką daryti, aš taip nenoriu jo gerti. Eglė sako, tu pabandyk kruciferį mūsų. Ką aš žinau, kokį tą jūsų kruciferį? Tai, aš žinau, Eglė. Man Eglė nevadus šiaip iš esmės. Kažkokį kruciferį čia. Bet čia grynas, tikras, jo, čia natūralus iš vis, tikrai gali drąsiai, net jo, po kiek jos reikia gerti, atneša man kitą dieną, po 4, atrodo, gerti. Vienoj rankoj tas receptas, kitoj tas kruciferis, man atrodo, net pinigų neėmė kažkaip. Žodžiu, kad jinai man įprūdijo, bet taip sąžiningai, nuoširdžiai labai svarbu. Jo, ir po 4, gerai, aš išgeriu 2, nes po 4 kažkaip tai 2. Kitą dieną 2. Ir 3 dieną 2
Ir aš jaučiu, kad man geriau, nes aš galvoju, šitam receptui jie galioja mėnesį laiko, aš galėsiu paskutinę dieną nusipirkti. O jeigu tu sakai iš tikrųjų, kaip tu kas sakai, čia suveiks, tai galvoju, reiškia, nebus jokios apgaulės. Arba tu jau būsi pasikalkojus man, kaip sakant. Nu ir žodžiu, 3 dieną man geriau. Galvoju, veikia, kažkaip veikia, aš jaučiu, kad čia kitaip, jaučiam kiekvienas savo organizmą. Egle, nu kaip, jau čia tą kitą savaitę. Žinai, sakau, taip nedrąsiai labai ir taip kažkaip nejaukiai man taip, žinai, sakau, geriau. Po kiek geriai? Po 4. Nes nedrąsu buvo pasakyti, kad po 2 kažkaip taip. Tik paskui jau po kiek laiko aš pasakiau, kad po 4 tai po geriau, nes jeigu jau po 2 jau geriau, tai tada kas būtų po 4? Tai taip nedrąsiai pabandžiau po 4, tas likusias savaitės, iki kol galiojo receptas. Žodžiu, aš tas 4 ten sugėriau, kiek ten reikėjo, man taip pasidarė gerai nuo to buteliuko ir aš tą receptą išmečiau iš šiukšlinę ir aš tų vaistų ir daugiau pas ginekologų nebesu gyvenime buvus. Žodžiu, va tokia ta istorija. Tai čia viena dalis. Kita dalis labai trumpa, nes iš tos pačios serijos. Tuo pačiu metu, kaip sakant, tada po vieną nevaikštam, o buvo iš tikrųjų labai blogai, aš susirandu netikėtai Bajoriną, nes jis rašė, kad reiškia galima verslą pakelt, sutvarkyti ir finansus savo žodžiu. Ir aš kai jam pasiskambinu, jis sako, nueik, sako, kaip tik ten Klaipėdoje yra renginys, kur moteris pakėlė verslą su 3 vaikais. Man atitinka moteris ir 3 vaikai. Ir žodžiu, finansinė situacija tokia ne pati geriausia. Aš ten einu ir randu vėl tą pačią Eglę. Tai kaip tu čia dabar galvoju, kad tu čia vaikysų, tai atėjo ir kur ciferis ar tas? Ne, sako, čia mūsų tokia bendruomenė. Galvoju, nu gerai, tai tada ir aš noriu tą bendruomenę. Ir kažkaip, jau tiek to galvoju, vienas suveikė ir atėjau. Ir atėjau. Įtapai Birutės gelbėtoja. Įtapo Birutės gelbėtoja. Aš dar paskui išėjau, nes nu kur čia pasirodė man nesąmonė. Nu tai čia jau paskui Taip, bet paskui vis tiek sugrįžau. Tai dabar, kaip matot, istorijos atėjimo labai skirtingos. Aš pati atėjau prieš 18 metų kažkur. Mano istorija daug kas esat girdėję, bet dėl tų, kas pirmą kartą, tai pasakysiu, kad gyvenimas, žinot, tai kaip pats neteini, tai kažkas atvaro. Tai kaip ir Birutei, man nebebuvo jau kur dingti. Aš turėjau sūnų, kuriam buvo labai stiprus sąnarių uždegimas, bakterinės kilmės artritas. Ir tiesiog buvo viskas išbandyta, viskas padaryta ir atrodė, kad tiesiog jau nebėra ką daryti, o situacija buvo tiesiog švelniai tariant tragiška. Ir gydytojai, matau, kad jau pasimetė, skiria 1, 2, 3 antibiotikus, jie neveikia, sūnui sąnariai sustingo ir jam tuo metu buvo tik 2,5 metų. Ir aš tiesiog, kaip ir Birutė sakė, galvoju, blogiau turbūt jau būti nebegali. Tai tiesiog, dėl ramybės pabandysim, nes jau blogiau būti nebegali. Ir kai įvyko tas stebuklas, kaip, man tada atrodė, kad stebuklas, dabar suprantu, kad čia ne jokie nestebuklai, kad taip veikia maistas. Tai vat irgi ir likau. Ir jau 18 metų su trupučiu vartoju ir 15 metų dirbu šitą darbą. Tai vat irgi prisistačiau, nes dėl svečių. Gerai, tai dabar noriu paklausti, kad kiekviena irgi, nes supraskit, kad nebus taip, kad pasakysit ir daugiau žodžių nebegausit, tai nebūtina dabar viską dar išpasakoti, dar galime mes klausinėti, kaip sakyt, giliau nerti, bet papasakoti dabar savo tą patirtį. Atėjai prieš 8 metus, pasitikėdama žmogum, per daug nesiknaisėdama ir pradėjai vartoti produktus. Pradžia galbūt kaip ir visi ten, ne po mažiau, pati pasipasakosiu. Ir kokią problemą tų produktų dėka tu išsprendė ir tavo šeima išsprendė? Pirmiausia, mano buvo ta problema vidurių užkietėjimas. Na ir aš atsimenu, iš pradžio aš galvoju, kad aš šis neturiu problemų didelių. Čia vidurių užkietėjimas, čia, žodžiu, nieko rimta. Na ir tada pradėjau gerasias bakterijas vartoti. Na ir man, aišku, buvo paūmėjimas tą pirmą savaitę, tai buvau labai išsigandusi. Bet vėl, Diana, viskas gerai, nusiramink, ten patarė ir daugiau vandens, ir ląstelienos. Nu ir man po truputį pradėjo tvarkytis. Paskui
Buvo tie produktai, ten vitaminas E, irgi kruciferus, gerosios bakterijos. Ir paskui man taip galvoja, aš turiu tokią ligą kaip moteris, sakė, žinot, pienligė, kandida. Ir aš sakau, ar galima ją kažkaip išgydyti, tada buvau pas Iloną. Ir jinai sako, gal, sako, bet turi gerasias bakterijas, gerk. Nu ir aš tus produktus va taip kaitaliodavau. Ir buvo tais pačiais metais tas pirmasis toksai, nu pažiūrėsiu, iš tikrųjų veikia, nes aš susirgau gripu. Ir aš turėjau 2 laisvas dienas ir jau turėjau eiti darbą. Temperatūra, aišku, kosulys, sloga. Nu ir galvoju, ar vaistai, ar papildai. Nu, taip įdomiai pabandyti, gėriau česnaką, betagardą, flavonoidus ir vitaminą C. Aišku, tada buvo tas mąstymas, kaip čia brangiai, taip ir toliau, tikrai turėjau tą mąstymą. Nu, buvo, bet pabandysiu. Ir aš ten irgi tom saujam, ėjau, man ten vyrs irgi žiūri, taip ir mane sako, kur tu čia į kokią sektą, aš bandžiau. Atsimenu, išgėriau 1 tabletę nuo skausmo, nes labai galvą skaudėjo, bet tikrai jinai, nemanau, kad jinai čia viską išsprendė. Ir aš po tų 2 dienų atėjau darbą, tik taip man buvo išlikęs kosulys, kuris labai gražiai valėsi ir aš tokį galvoju, wow, eik, tu savo nieko vaistų negėriau, skysčiai ir papildai, geras galvoju. Ir žodžio laiko ėmė, tai buvo pirmasis tas, ką buvo susidūriau dėl sveikatos problemų. Garlikas, flavonoidas, vitaminas C ir betagardas. Jo, tai 4. Ir aš jos pamėgau, paskui sekė vyro istorija, nes jisai, kai buvo dar jaunas, jos ten Aš trupučiuką tada nutrauksiu, nepavirš vyro istorijos, gerai? Gerai. Aš norėjau pasakyti, nes iš tikrųjų per šitus renginius dažnai paprašo, žmonės sako, ar tu gali truputį pakomentuoti, kas tai per produktai. Mes čia tokius keiksmažodžius pasakom, pricisteris, ne? Nu tai kas čia? Tai nieks neaišku dažniausiai paprastam žmogui nesusidūrusiam. Tai aš trupučiuką pakomentuosiu, kad garlikas tai yra visiems gerai žinomas svogūnas, česnakas, visa jų šeima, nes šamporas yra, svogūno gumbas, laiškai, česnakas, visa ta svogūninių šeima. Tai ką jinai vartojo? Tai vartojo saują, tą porciją pavadinkim svogūninių šeimos produktą tabletės pavidale. Iš esmės, mūsų organizmas, kai mes suvalgom tą česnaką, svogūną, ar tą laišką, ar porą, jisai ką jisai įsisavina? Jis įsisavina veikliuosius junginius, veikliąją medžiagą. Visa kita yra ląsteliena, vanduo, tai toj tabletėje yra ekstraktai, veiklieji junginiai, veikliosios medžiagos. Ir jau daug kartų tokį patį pavyzdį kartoju ir dar pakartosiu, kad taip kaip valerijono tabletės pirkdami žmonės vaistinėje perka ne šaknį valerijono, o perka tas mažytės geltonas tabletytės arba lašiukus, taip ir čia nėra svogūno galvos ar česnako galvutės toj tabletėje, bet tiesiog yra ištraukti veiklieji junginiai medžiagų. Tai jinai vartodama garlic vartojo būtent šitas medžiagas gauna. Flavonoidai tai yra violetinės, geltonos ir mėlynos spalvos daržovės, vaisiai, uogos. Tai viską, ką žinot, va čia šilauogės, mes ragavom, ar tai serbentai, ar burokėlis, viską, ką žinom, vynogės ir taip toliau, kas yra tų spalvų, tai yra vėlgi ekstraktai. Tai arba tu suvalgai kelias saujas, kelis, va, mūsų porcija, tai yra mūsų kauštis, va čia yra mūsų porcija. Tai arba tu suvalgai tų įvairių skirtingų spalvų daržovių, vaisių, uogų, arba gaudamas vieną tabletę, tu gauni vieną tą savo porciją tokiu pavidalu. Betagardas. Betagardas taip pat yra pagamintas iš daržovių ir tai yra sudėtyje yra medžiagų, tokių kaip cinkas, būtent kalbant apie, tarkim, peršalimą, gripą ir taip toliau, yra iš tikrųjų ten sudėtis plati ganėtinai, bet sudėtyje esančios tos keletą medžiagų, bet kaip ir cinkas, tada yra, tarkim, bakterinė infekcija, ypatingai neleidžia, suardo toksinus, kuriuos išskiria bakterijos ir tiesiog neleidžia bakterijai pasidauginti. Toksinus suardo, išveda jos iš organizmo, detoksikuoja. O bakterijai pasidauginti, tai jinai dauginasi išskirdama toksinus ir, kaip sakyt, pasidarydama savo tokią terpę palankę dauginimus. Tai kaip ir detoksikuoja organizmą.
antibiotikai, pavyzdžiui, neišveda iš organizmo toksinų, kuriuos pagamina bakterija. Nes pavojinga yra ne pati bakterija, pavojingi yra toksinai, kuriuos išskiria bakterijos. Tai būtent betagardas šiuo atveju prie peršalimų gerai ir jeigu yra virusinė infekcija, tai tas pats cinkas, tarkim, neleidžia plisti virusui, apsunkina viruso patekimą į ląstelę, nes virusas turi ląstelę patekti. Aišku, sudėtyje yra ir daugiau, kaip minėjau, medžiagų, bet mes čia turim tokią sudėtį, būtent, kuri neleidžia virusui plisti ir bakterijai tuos toksinus perduoda. Na ir C vitaminas, ne? Nu, tai apie C vitaminą visi žinote. Citriną spaudžiam, kai susirgam ir taip toliau, nes C vitaminas būtent turi antivirusinį poveikį. Ir taip pat detoksikuoja. Tai dabar prašom toliau apie vyro patirtį. O vyro jisai buvo apsinuodėjęs su paraku. Paraku? Jo, nes tai ten buvo kaip ne kariuomenė, bet ten jie tai šauktiniai, kur jau nebuvo, ten visokios tos pratybos būdavo. Ir ten netaisyklingai tas ginklas iššovė ir jisai prisiuostė to paraku, žodžiu. Ir jisai buvo apsinuodėjęs, tada ir atsimenu tą vakarą lėjome, bet, žodžiu, paskui praėjo. Ir jam liko tas toksai labai bjaurus kosulys. Sako, aš kaip kosi, sako, aš jaučiu tokį kaip metalų skonį burnoj. Ir aš šiaip ne taip matau betagardą, kad sakau, gerk šitą. Ir jis kažkaip 2-3 mėnesius, diena iš dienos. Ir jam, jisai sako, ar tu jauti, ar to, kad tau mažai, ne, aš kaip koso, aš tai rytą tai girdėjau, kad jisai vos ne iki apsivėmimo. Ir jisai sakydavo, aš kaip pradėjau, sakė, išvis tą metalą ir ten jisai atkosi, ten už visokių gražumynų. Ir jis taip jaučiu, nejaučiu, bet girdėjau, kad jis jam vis mažėja, paskui pats, gal jau mažėja, ta prasme, bet jisai pats nepastebėdavo. Tai būtent tas betagardas jam labai išvalė visą tai. Betagardas vis taip detoksikuoja, išveda iš organizmo sunkiuosius metalus, tai tikimybė ir buvo, kad jisai tiesiog gavo ten su to paraku, kaip tu sakai, visko. Ir betagardą, betagie dabar jau pavadinimas pasikeitė, patikslinu, betagie sukūrė šitą formulę žinomas pasaulyje žmogus Artūras Virstas, mokslininkas, toksikologas, nuo kurio ir prasidėjo mokslas toksikologija. Tai įsivaizduokit, kokios mes turime, kokį arsenalą betagie. Tai apie vyrą. Tai tokia istorija, tokia pati pirmoji. Ir paskui, kai dar buvau minėjusi tą piemėgę, tai, kaip sakoma, produktus aš vartoju toliau, aš net nepastebėjau, kaip jinai dingo. Produktų nebuvo, kad konkrečiai, tai būdavo tai ta, ir tiesiog pastebiu, kad nebeliko tos problemos. Super. O su vaistais, kai bandė gydytis, vis tik pasikartoti? Ne, kaip sakant, tai nuo vieno mėnesio iki kito mėnesio, tai dėl to buvo labai norėjau kažką daryti kitaip, nes nebuvo jokios pagalbos, buvo tam kartui. Tai pienligė tai yra grybelis, žinot, moteris kankinantis, gal nesakykim dažnai, bet taip, tikrai nėra tokia reta problema. Ir mes visos turim tų grybelių, turim tų parazitų, bet jie bujoja tik tai tada, kai yra palanki terpė, kai yra sąlygos tam. Tai reiškia, kai yra imunitetas pasilgęs, kai yra kepenys užsiteršusios, kai yra nustatytas, tarkim, ir dėl didelio vaistų kiekio vartojimo, kai ta suardyta yra mikrobiota, žodžiu, tie grybeliai kaip miške grybai po lietaus, jie pradeda daugintis. Tai jeigu viskas tvarkoja, susitvarkė ir nebeliko. Ir netgi buvau pas ginekologę, darė ten kitus tyrimus, visai kažko rasdavau. Ir jis sako, čia truputėlį rotų uždegimė, bet šiaip viskas gerai, ką rimtai. Ir irgi, prasme, toksai, net nesitikėjau, o rezultatas buvo. Super. Tai keliaujam toliau. Aš su tetu turiu šiandien labai daug istorijų, labai daug patirties. Tai papasakok, nežinau, nuo ko noriu, nuo vyro, ar nuo savo patirtį, ar tiesiog pasidalink tomis savo stipriomis patirtis. Tai per 12 metų jų tikrai yra. Tai aš galvoju, kad pačioj pradžioj, kai tu pradedi vartoti, tai iš tikrųjų išgyveni tam tikrus etapus. Pirmas būna toksai, kad pagalvoji, kad čia sutapo. Tada antras, kai pagalvoji, kad tikrai nesutapo. O trečias, kai esi be galo dėkingas.
Tai vat aš esu tam vis ir esu tam jau etape, kai galvoju, kad ačiū Dievui, kad va taip ta Marytė įkišo Omega mano vyrui. Marytė linkėjimai. Čia visų siekta. Tai va, nes mes iš tikrųjų pradėjom vartoti dėl to, kad Omegos reikėjo vyrui. Jam buvo sudarytas maisto papildų programa. Ir jis pirko daug ką iš vaistinės, iš maisto sportui, bet tik tai paskui jau kai pradėjom, aš turėjau pažinti visus Neolife produktus, tai važiuodavau į paskaitas ir vis paklausau, į renginius važiuoju, dėl to galvoju, kad renginiai yra labai svarbu, nes tik juose išgirsti informaciją, kuri būtent tau turi, ateina, tau, tu ten turėjai būti. Tai va, ir aš tikrai tuose renginiuose išgirdau ir paskui pritaikau savo šeimoje. Nežinau, dar dabar galbūt pradėjau nuo vyro, tai pasakysiu aš trumpai, kokį vyras rezultatą turi, nes nepaliksiu taip jo be rezultatų parodyto. Tai va, tai jam buvo 3 laipsnio sąnarių artrozė ir kas turi sąnarių skausmus, tai žino, ką tai reiškia. Ir jeigu taip apibūdint žmogaus skausmą, tai būdavo, kad jis važiuodavo, dirbo kitam mieste ir turėdavo 54 km važiuoti, turėdavo 2 kartus išlipti iš automobilio, pramankštyti sąnarius. Kiek metų buvo tada? 40, 308. 38 metų vyras, girdėjote, ne? Važiuodamas 50 km, 2 kartus turi išlipti, pramankštyti sąnarius. Tada, jeigu į 2 aukštą namuose, tai buvo, kai čia tas stiprus uždegimas, kai mes ieškojom to sprendimo. Tai taip, žinot, kaip reikia, kai skauda ir tu pasiremdamas užlipi. Neužlipi, bet atsisėdęs. Jis atsisėdęs užneši save. Kaip atsisėdęs? Atsisėdęs ant laiptų. Ant laiptų atsisėdęs? Ir taip persėdė ant kito laipto. 38 metų. Taip. Tai aš, kad suprast, kokia situacija yra. Ir pasakė, kad registruokit, stokit į eilę, nes jums sąnarys reikia. Taip va, o kitas draugas, kuris buvo chirurgas, sakė, kad tu visada išsipjauti suspėsi, bandyk ieškoti kito sprendimo. Ir ta maisto papildų, man niekada negąsdina dideli kiekiai, nes aš mačiau, kai jis vartodavo prie to savo didelio uždegimo, reikėjo tikrai daug papildų. Po 30-40 tablečių. Taip. Ir buvo įkrovimo fazės ir palaikymo fazės. Tai 3 mėnesiai įkrovimo fazė, paskui palaikymo yra mažiau. Taip va. Tai dabar... kad nenugriūtume, nes matom, kad sėdėm, bet... Tai jeigu dabar koks rezultatas yra, tai aš manau labai didelis, nes 12 metų jis su savo sąnariais turėjo draugą, kuris turėjo tokios pačios stadijos ir jį dabar jau stovi eilėje antras... O jam kokie sąnariai? Klubų sąnariai. Sportuoja 4 ir dabar jam nebereikia keisti jų. Ir nebereikia keisti. Ir darosi tyrimus. Ir reabilitacija jam priklauso, tai jis, jis nesidaro to tyrimo, sako, žinai, man turbūt jeigu padarytų, tai jau gal nuimtų reabilitacijai, nes tenai gauni pakankamai tas geras procedūras, bet kai nueina pas reabilitologę, tai jis sako, tada reikia rodyti kaip pavyzdį. Žmogus su tokiu laipsniu susidėvėjimo sąnarių atsistoja ir jis su rankom palies, sako, ar tu gali užsirišti batą? Jis su rankom atsistoja ir sako, žiūrėkit, aš galiu su kakta palies savo kelius. Per kiek laiko tas rezultatas jau buvo akivaizdus? Aš jį stebėjau iš tikrųjų, kai buvo tai didelis tas skausmas, tai jis tikrai paliečia ne vieną gyvenimo sritį. Ir įtampa tada pasijunta, nes žmogus iš pačioj šeimoje, nes jis būna nervingas, jam skauda. Tai man tas emocinis fonas gerėjantis labai patiko, nes aš mačiau skirtumą jau po mėnesio. Bet po 3 mėnesių vėl kitą skirtumą, po pusės metų vėl kitą skirtumą. Tai aš iš lėto nereikia galvoti, kad labai greitai, bet jau po mėnesio tu pamatai daug lengvesnį jauseną žmogaus. Ką jisai vartojo? Gal pameni tada prieš 12 metų, ką jisai tas 40, sakai, būdavo tablečių, ne? Kas tai buvo pagrindiniai tie? Pagrindinis yra omega 3. Tai po kiek kapsulių jisai vartojo omega?
man atrodo dabar aš bijau po 3 gramus gal. Tai 3 gramai būtų 9 kapsulės. Jo, Taip? jo. Tada E vitaminas, B grupės vitaminai, C vitaminas, česnakas, betagardas. Nu, žodžiu, viskas. Tai jeigu taip labai trumpai, nes apie kiekvieną čia neapkalbėsim tą produktą, tai apie omega. Mes turime 3 dozavimus. Tai yra profilaktinė dozė, yra optimali dozė ir terapinė dozė. Tai profilaktinė tai yra, kai yra sveikas žmogus, nieko nesiskundžia, tiesiog nori palaikyti tą sveikatą ir toliau tokią kelią. Tai reiškia, yra gramas, tai yra 3 kapsulės. Jeigu mes turim jau tokių trupučiuką sutrikimukų, ar tai galva per dažnai paskauda, ar tiesiog kažkoks įtampa, stresai, ar ten uždegimai, tai 2 gramai 6 kapsulės. Bet jeigu yra jau baisūs uždegimai, didžiuliai skausmai, tai yra terapinė dozė ir jinai jau yra 3 gramai. Tai kada žmogus, tarkim, turi didžiulius uždegimus ir tu parekomenduoji jam omega ir jisai vartoja po 2 kapsulės, sakys, tu žinai, kur tu eik. Nes man sakė, kad padės, o nepadeda, tai būna ir atsakymas netinkama dozė. Tiesiog reikia terapinių dozių. Ir nėra stipresnio priešuždegiminio preparato už omega-3 riebiąsias rūgštis. Nėra. Bet aš negaliu pasakyti apie visus omega-3 papildus tą patį sakinį. Nes, kaip ir girdėjote iš Astos, yra didžiulis skirtumas, kokia ta omega. Bet jeigu omega yra kokybiška, tai nėra stipresnio priešuždegiminio nei papildo, nei vaisto, nieko. Priešuždegiminio stipresnio nieko nėra, kaip kokybiškas omega-3 papildas. Tai va, tai, o visa kita, kaip jau ir girdėjot, tai buvo komplektas, kuris skatina kremzlės atsinaujinimą, kuris skatina kolageno sintezę, kaulėjimą, nu tiesiog vat irgi tos medžiagos, kurios yra reikalingos. Man geriau. Taip. Ir kartais pasako, aš tikrai tada mes labai daug išleidom pinigų. Ir kartais pasako, nu va šitiek kainuoja. Bet aš galvoju, kad palyginus, jeigu reikėtų keisti sąmonę ir pereiti visą tą skausmą ir kai tu esi apribotas ir kai negali uždirbti pakankamai pinigų, nu, nes tavo biuletenis ir taip toliau, tai yra daug. Dar gyvenimo kokybė. Ir rezultato nėra pakeitus sąnarį. Aš 12 metų su tuo dirbu, patirtis gan didelė, kur prieš 12 metų pasidarė sąnario keitimą, ateina po 12 metų vis tiek pas manęs. Nu tai va, tai žodžiu, kad kaip jas skaičiuotumėm, čia aišku kita pusė, bet tu dabar pasakok toliau. Ar apie vyrą dar pratęsk, ar... Tai aš gal dar kitokių istorijų papasakok. Nes ką ten jau jam... Nes tu man tiek pasakytų istorijų, kai mes buvom Vilniuje susitikusios, tai aš žinokit sakau, Asta, aš nežinau kaip, bet tu sakau, nu turi atvykti pas mus pasipasakot, nes nu, aš kažkaip galvoju, nu negali būti, kad aš tik vieną čia pasiklausau ir man gerai. Jo. Ir pasakosiu, jūs nepatikėsit. Nu tai va, tai sakau, reikia. Tai mano pačios, kai sakau, kai galvoju sutapimas gal. Tai aš pati kada supratau, kad veikia. Tai aš labai greitai supratau, kad papildai veikia. Nes pačioj pradžioj buvo taip. Mes užsisakėm po dėžutę, po 6 tos vienetus. Trieneno, karotenojų ir omega-3. Aš tada dar nesidomėjau per daug papildais. Ir šitos medžiagos, sako vyras, kurių mes tikrai šeima negaunam ir mes visi turim vartoti. Man kiekvieną rytą įdėdavo į saują. Tai va, ir aš po kokių 2 savaičių, žinokit, galvoju, nu gerai, aš grįžtu iš darbo ir man nereikia pagulėti, aš turiu energijos, aš jaučiuosi aktyvi tokia. Tai galvoju, gal tai čia, nu gerai. Ir paskui po kurio laiko supratau, kad man nėra šeštadieniais, o būdavo, žinot, kurie dirba daug ir įtemptai, kurie nenaudoja Neolife produktų, tai žinot, kad būna šeštadienį pervargimas, po visos savaitės atsipalaiduoji ir įsiskausta galva ir būna tokia šeštadienis prarastas. Tai aš supratau, kad man nėra migrenas ir galvoju, kad mano omega-3 tada padėjo. Tada kitas
patyrimas mano buvo, kad man užtirpdavo rankos, aš kai sakydavau, galvodavau, kad man, aš jauna, 40 metų, bet galvoju, gal čia nugulėjo, gal čia dar kažkas. Tai man praėjo rankų ištirpimas. Ir man tokie dalykai buvo, iškart supratau, kad tai jau nesutapimas. Tai tikrai mano mityba nėra tokia gera ir aš galvoju, kaip aš naiviai galvojau, kad mes čia gaunam viską su maistu. Tai čia iš pačios tokių patyrimų. Ir aš važiuodavau į paskaitas, į renginius ir atsimenu vieną renginio metu, dabar pasakysiu trumpai apie Venas pasakojai, bet aš trumpai labai savo tą patyrimą. Buvo renginys apie kraujagyslės, aš supratau, kad man reikia ten nuvažiuoti, nuvažiavau ir išgirdau, kad flavonoidai labai stiprina kraujagyslės. O grįžusi, dar aš tik buvau neseniai užsiregistravus. Ir grįžus aš tada pradėjau žiūrėti Netraleksijų per akciją prisipirkus, kokia čia ta sudėtis. Ir žiūriu, flavonoidai yra, plus dar ten kokios kelios cheminės medžiagos yra šalia. Nusipirkau aš flavonoidus, pradėjau vartoti ir aš pajutau labai, aš po vieno dalyko pajutau pokytį, nes kas turi venas išsiplėtusias, tai žino tą sutinimą kojų, skausmingą, ypač kai tokia vasara. Ir su kulniukais jau ten nebepavaikščiosiu. Tai va, ir aš pradėjau vartoti man po vieną pasijutę. Ir tokį įdomu, nežinau, ar čia psichologiškai man suveikia, aš po to laiko negalėjau praryti Netraleksio. Tai atidaviau draugės mamai. Išgirdot vėl keletą naujų pavadinimų, tai Trenenas buvo tas produktas, nuo kurio aš pradėjau. Kai mačiau, kad vaikas mano tiesiog sveikatėja, gerėja viskas valandomis, net ne dienomis. Aš galvoju, po kažkiek ten tų dienų, neatsimenu, galvoju, reikia ir man kažką pabandyti, nežinau, kažkaip tokia pasijutau kaip ir kalta, nes nežinau, duodu vaikui, kaip ir kokį eksperimentą vos netlieku, žinot, neaišku, vaistiniai nėra, reiškia, kažkokie yra abejotinos kokybės, nes jeigu būtų geri, tai būtų vaistiniai, bet veikia, padeda, vaikas sveiksta. Galvoju, reikia ir pabandyti ant savęs. Tai va tą Treneną, apie kurį pasakoja Asta, patį pirmą produktą įsigijau todėl, kad aš pasakiau tam žmogui, iš kurio pirkausi produktus, sakau, man tik vieną atveš, kad aš nenorėčiau miego, nes aš norėjau miego ištisai. Ryte atsikeldavau jau miego, galėdavau eiti toliau miegoti, nuovargis, žiaurus nuovargis. Pietų darbę eidavau pamiegoti kabinetą, žinot, vaistinės vedėja didelės, kai vaistinės vedėja turi savo kabinetą. Užsidrakindavau ir eidavau receptų tvarkytelę. Tai pusę valandos pamiegodavau. Tai įsivaizduokit, to Treneno pradėjus vartoti, kaip ir Asta sako, jau šeštadienį jinai jau visą laksto ir kiekvieną dieną energijos, man po 3 dienų aš išsigandau. Aš galvoju, čia narkotikai. Nes tiek energijos, tiek jėgų, miegas visiškai neima ir galvoju, čia tikrai yra narkotinių medžiagų. Tai realiai mane labiausiai privertė tą visą studijavimą šitų produktų pradėti Trenenas. Ne dėl to, koks jisai nuostabus ir kaip man pagerėjo, bet todėl, kad jisai yra, galvoju, pavojingas, narkotinių medžiagų prikrauta ir man reikia įsistudijuoti, nes aš ir pati nusinuodysiu ir vaiką nunuodysiu. Tai va, įsivaizduokit, kuom viskas pasibaigė. Dabar prisipažinsiu, kad išsiaiškinau po metų laiko ten tyrinėjimų, kad tai ne narkotikas, bet priklausomybę turiu kaip narkotikam. Jau 18 metų su virš esu priklausoma. Tai kaip ir tu 12, kaip suprantu, Treneno iš šono nepadedi. Mano viena tokia draugė labai gerai sako, žinai, aš sako, bet Treneno negaliu. Pastoviai, sako, išnaudoju. Man kažkas sakė, tau išsivystys priklausomybė. Sako, aš sakau, tai žinai, jeigu mano priklausomybė bus jaustis energingai ir gerai, tai tegul ta priklausomybė vystosi. Tai jo, tai taip yra. Tikrai apie Treneną turbūt čia pusė salės tikrai gal daugiau pakeltų rankas, kiek turi priklausomybė ir kiek čia skraidančių yra. Tai mano mama, kuri yra šeimos gydytoja, irgi yra žiauriai priklausoma nuo Treneno. Ir neduok to Dieve, jau susiskaičiuoja, jeigu 10 kapsulių tik likę, jau viskas, panika prasideda, kad Trenenas į pabaigą. Tai
nu, kaip ir supratot, kad, nu, nėra taip viskas labai gražu čia pas mus. Yra ir priklausomybė. Ir dar papasakom savo sūnaus patirtį. Tai sūnus mano, jam dabar jau 28 metai ir tuo metu buvo 16. Turėjo nuo kokių 7 metų, nuo 6 gal metų prasidėjo jam dilgėlinė. Ir aš tikrai negalvojau, aš užsiregistravusi čia ir pradėjau vartoti produktus, aš negalvojau net, kad būtų galima padėti jam kažko. Man net minties tokios nekilo. Bet kai važiuodavau į paskaitas, vis išgirsti istorijų, tai tada jau ateina toks kabliukas, o gal. Nes jam tas alergijas, atsimenu, būdavo iš pat pradžių, nebuvo tokios labai stiprios, bet visą laiką pavasarį, rudenį paumėja ir jau išberia. Ir taip pat vaistai, ten būdavo dalygilis iš pat pradžių, paskui klaritinas, aerijus, ten keisdavo, naujosios kartos vaistai. Bet aš suprantu, kad nieko negerėja, kad nusistatėm, kam alergiškas, iš kažkurio ten karto, bet situacija nesikeičia, situacija tik tai blogėja. Ir atsimenu, jau buvo krepšininkas, irgi buvo ir 16 metų po varžybų, nes tai turbūt yra susiję ir su tokia emocinė dar tikrųjų, nes jį ten buvo kryžminė tokia reakcija. Ir dar gaudavo iš išorės ir vidinis, kiek aiškinu, kad maisto produktai ir kažkas iš vidaus dar sukelia tą alergiją. Nu va, ir buvo labai didelė tokia alergija jam, išbėrė visą kūną, aš važiavau į priėmimą su juo ir suleido jau tada hormoninius vaistus, nes buvo visas raudonas ir jau temperatūra pakilusi. Ir nuo tų vaistų buvo labai baisiai blogai, kad jau aukštas už mane daug didesnis vaikinas ir kažkur turėjo valandą pagulėti priėmime ir paskui jau mes grįžtam namo, visą dieną labai blogai jautėsi. Tas kojas taip atrodo net nežengė žingsnę, bet vos perstatė. Bet paskui praėjo. Praėjo tai ir aišku, čia buvo pavasarį, rudenį vėl didelė alergija, vėl visas kūnas nubertas. Ir vaikų gydytojas sako, žinokit, jau aš nieko čia nepadėsim su tais jau geriamais vaistais, reikia vėl leidžiamos hormonus. Ir tada jau aš čia pasiklausius ir žinojau istorijų, kaip padeda maistinės medžiagas, man buvo labai nedrąsu, nes galvoju, o jeigu aš čia prisidirbsiu, nes vis tiek aš suprantu, kad tas vėlimas, tai, o jeigu vidaus organai, kabelį, tengi nematai, išorė, tai matai. Ir tada man gydytoja liepė, bet man vis tiek, aš vidinį jau tokį tikėjimą turėjau. Ir gydytoja sako, jeigu jūs nesutinkat su tuo hormoniniu, tai turit su mano skirtų gydymu, turit pasirašyti, kad nesutinkat. Ir dar negana to. Jinai nusprendė, kad, sako, čia yra baimė adatos. Ir išrašė siuntimą pas psichoterapeutą. Jo, tokia va istorija. Nu va, aš tada nuėjau vaistinę, nusipirkau įprastus vaistus nuo klaritinos gal buvo. Ir galvoju, nuėjau pas psichologą, pas tą psichoterapeutą, kad specialiai nuėjau. Ir tasai gydytojas pasižiūrėjo, sako, aš nesuprantu, kas jūs siuntė. Vaikų gydytoja. Aš sako, nesuprantu, kam reikia. Nu tiesiog, vat aš norėjau, ta prasme, savo gal parodyti, kad gydytojas, kad aš čia sveikai viską suvokiu. Ir tada, o gydytojas jo, jis parašė, sakė, mama, tik tai ne tuos leidžiamus vaistus, aš prisimenu, kaip aš blogai jaučiausi. Nu va, daviau tuos vaistus klaritiną ir pasiskambinusi, neatsimenu, su kuo dabar konsultavausi, gal kažkam iš Vilniečių paskambinau medikų. Man patarė po 6 omegos, po 6 karotinoidus ir bakterijų gal po 3, neatsimenu, gal ir po 6. Ir žinokit, man jau po vienos dienos tas bėrimas sumažėjo žymiai, temperatūra praėjo,
o po 3 dienų jau buvo nei vieno, nei ženkliuko neliko, kad buvo būtų dilgėlinė. Ir man buvo va čia va didžiausias toksai, kad buvo, kur man sakė, kad su alergijom, su dilgėline taip ir bus. Jautriem žmonėm taip būna. Žinokit, jūs nieko nepakeisit čia. Visą gyvenimą tas lydės. O jinai ir pakeitė. O ėmiau pakeičiau. Ir paskui bet buvo, aš nesakau, kad visiškai tada jau ir daugiau niekada nesikartoju. Buvo dar kelis kartus atsikartoję, bet nu va, norisi paspjaudyti per petį. Bet jau kiek Mes prietarais netikėm, tai gali spjaudyti, kurią nori. Bet jau kiek metų to nėra ir dar plus prie to buvo šienligė didelė. Nes būdavo jau atrodo ir vasarą, tas, labai erzindavo, net tas šniukščimas nosies. Atrodo ištisus metus. Ir šienligė pradėjo. Tai atrodytų, kas čia per stebuklą, ne? Nu kas čia per stebuklą, čia buvo alergija, aš jos dingo. Tai iš tikrųjų mūsų organizmas, nu, yra, aš mėgstu sakyti, mes esam išmanus jau seniai. Čia dabar galvojam, kad išmanieji laikai. Mes esam jau seniai išmanus. Patys žinom, ką ten reiktų sutvarkyti ir taip toliau. Bet žinot, kartais nutinka, kad dėl tam tikrų medžiagų trūkumo mes pasidarom per daug pralaidus, per daug kažko gaminam arba kažko per mažai pagaminam. Žinot, mūsų organizmai, jie nuolatos, mūsų organizmas kiekvieno kažką veikia. Nėra taip, kad mes dabar čia sėdim klausom ir čia nieks daugiau nevyksta. Tai ten ir hormonus gamina, ir fermentus gamina mūsų organizmas, ir kovoja su virusais, bakterijom, ir, nu, žodžiu, viskas veikia. Bet kai yra alergiškas žmogus, dažniausiai kas būna, jisai turi per didelį pralaidumą kvėpavimo takuose ir virškinamajame trakte. Žinot, mediciniškai tai žiauriai sudėtingai skamba. Pralaidus žarnynas, pralaidus kvėpavimo takai, gleivinės. Tai atrodo, nu, čia kažkaip, aš tokį paprastą pavyzdį pasakysiu. Žinot, pasienis, ne? Ir įsivaizduokit, pasienis su pasieniečiais ir pasienis be pasieniečių. Tai kur tvarka didesnė? Kur eina pro pasienį, kas netingi ir kur yra kažkokia tvarka? Nu, prisiminkim tą pavyzdį, kurį irgi naudojus esu apie, kai čia per Baltarusijos sieną ėjo pabėgėliai, ne? Tai va, mūsų, jeigu organizme yra padidintas pralaidumas, tų kvėpavimo takų ir virškinamojo trakto, tai tiesiog per tas gleivines patenka į kraują ir tos medžiagos, kurios turėjo būti mūsų pačių organizme tų imuninių ląstelių sulaikytos. Bet jos tiesiog, kadangi yra pažeidimas, per didelis pralaidumas, netvarkingai dirbant imuninė sistema, gal neaktyvios imuninės ląstelės, tiesiog patenka į kraują tai, kas neturi patekti ir sukelia imuninį atsaką. Labai paprasta. Ir įsivaizduokit, pradėjus naudoti maistą, kapsulių pavidale, kaip ir jau minėjau, kad tai yra ekstraktai daržovių, karotenoidai, tai yra raudonų oranžinių daržovių, vaisių uogų ekstraktai, tiesiog pralaidumas sumažėjo, pasienis pasidarė ne dėl vaizdo, o iš tikrųjų veikiantis. Ir tiesiog alergenai ir nesutriškinti baltymai, jie tiesiog nebepateko į kraują ir nebeerzino to nuostabų imuniteto ir net nebebuvo tų reakcijų. Nes karotenoidai ir raudona oranžinė spalva tai yra imunomoduliantai. Jie prižiūri, kad imunitetas nereaguotų per stipriai arba kad iš vis staigiai būna toks jau, nu, kaip sakyt, nulinis, ne tai pakelia. Tiesiog veikia kaip subalansuojančiai imunitetą. O omega mažina uždegimą, kada tai kyla dėl alergijų, tai ką jau ir girdėjau. Tai čia ne jokie nestebuklai. Valgykit jūs kiekvieną dieną raudonų oranžinių daržovių, po kokias 5 porcijas jau porcijoje susitarėm, kad tai yra kumštis, bet tai nesiskaito vien tik pomidorai ar tik vien tik morkos, turi būti įvairiai. Tai valgykit ir jums irgi viskas bus tvarkoj. Tik tai bėda, kad mes tiek nesuvalgom, mes per savaitę tų 8 porcijų nesuvalgom. Ir tai tik tai profilaktinės dozės, čia dar ne terapinė dozė. Bet kaip jau girdėjot, kad 6 karotenoidus kapsulės vartojo, tai jau čia yra terapinis kiekis. Tai, bet aš nepaminėjau dar pridžius prie to, kad ką aš dar padariau, tai pakeitėm visą buitinę chemiją. Nes
Nes aš paklausiau vienos gydytojos, ką turėčiau duoti esant alergijoms. Ir jis pasakė, vaikeli, tu pirmiausia visą buitinę chemiją pasakyti. Buitinė chemija, norėjau dabar nubėgti miltelius atnešti ir žiūriu palikom. Tai žinokit, šiandien palikimo man tokia diena, tai kas dar iš svečių galvojat, kad čia vien tik apie papildus, tai yra dar ir nuostabi buitinė chemija, saugi aplinkai žmogui, kas be ko. Tai tikrai alergiškiams žmonėms ir tai yra labai svarbu pakeisti buitinę chemiją. Ir dabar, kai išvyko, jis dabar gyvena kitoje šalyje, tai išvykęs pirmiausia paskambino man, žinai, aš miltelių neturiu. Čia priekaištas buvo, Jo, pasiūlymas. iš kur man gal tokius dalykus dovanasi? Ačiū labai, Estute. Dar jeigu norėsi kažką pridurti, turite. Taip ilgai klauso, gal Taip ilgai klausiau ir net nežinau, kaip pasakyti, tęsiant tą savo temą. Kalbėjau apie stuburą, apie sąnarių. 4 metus žinojau, bet nieko nedarėt. Tai mat vieną dieną jau pribrendo, jau susikaupėt, pasitarėt su Renata, užsisakėt kažko. Kas buvo tie pirmieji produktai ir... Oi, aš daug užsisakiau, todėl kad buvo ne tik tai ta problema. Buvo ir sunki depresija. Kai tau pastoviai skauda, prasideda nerimo sutrikimai. Va šito ir bijojau. Pasirodo, dar skauda. Tai va, ir alergijos buvo. Ir kas mėnesį besikartojantis sloga, kuri pereidavo į sinusitą, durdavo nosį, plaudavo, antibiotikai, vienu žodžiu, vaistų saujos. Tai vat mes gydėm viską. Ir tų papildų buvo irgi daug. Kaip minėjot, buvo vaistų saujos, cheminių vaistų. Ir papildai, aišku, aš tą pačią dieną nepakeičiau. Aš ir vartojau dar, nes kažkaip, galvoju, vis vien jau niekur nebegaliu dingti. Ir žinokit, po poros savaičių aš užuodžiau kvapą. Aš spalvas pamačiau. Aš debesis pamačiau. Ir tada supratau, kad padeda, kad veikia. Aišku, aš dar ir antidepresantus vartojau ir paskui kažkurią dieną prisiminiau, kad aš jų neišgėriau ir pakankamai gerai jaučiuosi. Tada baimės suėmė, reikia skubėti gerti, nes pati pradžia dar. Galvoju, negali tai būti. Išgėriau, paskui tikrai pamiršau vieną dieną, antrą dieną, vėl sugrįžau, išgėriau ir galvoju, ką man gerti, jeigu man ir taip gerai. Ir aš žinokit, pakankamai greitai, gal porą mėnesių, va taip palaipsniui mažindama, mažinau dozes, paskui darbus vertinau tarp dienų. O gydytoja buvo pasakiusi, aš labai blogai jaučiausi juos vartodama, bet blogai ir kai nevartoji. Užburtas ratas. Aš klausiu gydytojus, gal yra kokia kita priemonė, kuri sutvarkytų tą mano problemą, palengvintų. Sako, teks vartoti visą gyvenimą. Kiek jau buvo metų tos antidepresantus produktus? Daug, apie 10 metų. Turbūt, kai prasidėjo stuburo operacijos, ta neviltis, kad tau pastoviai skauda, kad nematai išeities, kad kai tau 50, o tu iki gyvenvietės centro ten pusę kilometro eini ir kas 10 žingsnių turi pastovėti. Ir krūtinę spaudžia, ir oro trūksta, ir skauda visur. O jūs pati tuo metu kaip jautėt, kad iš tikrųjų ta depresija yra, jūs aiškiai suvokėt, kad tai yra pasiekmė to skausmo? Aš galvoju, kad pasiekmė ir kai aš pradėjau šeimos gydytojai sakyti, kad man ir aišku, ir nemiga prasidėjo, ir nerimas prasidėjo, ta tokia baimė, kad
kažkas dar blogiau bus. Ir tada gydytoja pasiūlė psichoterapeutą. O kiek panašiai vaistų gėrėt va tuo metu? Daug. Galit pavardinti, tarkim, kokie tai buvo antidepresantai? Antidepresantų dabar jau pavadinimų neprisimenu. Nevardinkite. Aš juos turiu dėžiai susidėjus, kaip pavyzdį, dar Tarkim, neišmetu. mes spaudimo, ten nuo pulso, va, Taip. buvo tokie. Kraujospūdis, nebiletas, paskui aspirinas, skystinantis, rosvera, Nuo cholesterolis prisidėjo, diklofenakai visi. Nuo skausmo, ten Nuo skausmo, taip. Nuo skrandžio turbūt irgi. Taip, refliuksas ir nu, O skaitėte šalutinių poveikių išsivyniojusi lapelius? paskaičiau. Po kiek laiko Tai paskaitėte? vat čia, kai jau tas priejau tą ribą, kai toliau nebėra kur, tada paskaičiau. Tada paskaitėte. Renatos dėka sako, Tai paskaičiau. kiek metų neskaitėt? Gėrėt vaistus ir Aš neskaitėt? paskaitydavau, bet suprantat, aš tarsi matydavau tekstą, bet nepriimdavau jo. Nu, galvoju, negali būti, kad va tokie šalutiniai. Matau, kas parašyta, bet kažkaip nesitiki, kad taip gali būti. Renata sako, tai taip ir yra, kas parašyta, taip ir aš pati suprantu, kad ir geriant vienus vaistus, tie vaistai kažkiek apmalšindavo tos požymius, bet iššaukdavo kitą kažkokią ligą ar tai šalutinį tą reiškinį. Ir ta ligų puokštė, aš sakau, aš dabar galvoju, man lengviau pasakyti, kuo aš, nes kokios diagnozės aš neturėjau. Aš noriu truputį pakomentuoti dabar kaip specialistė. Žodžiu, kai žmogus ateina su krūva vaistų, jeigu jis ateina, aišku, į namus pas mane, o ne į vaistinę, nes tikrai vaistinė nėra kada ten labai analizuoti. Mes susidėliojom eilės tvarka, kuriuos vaistus pradėjo gerti pačius pirmus, nes būna jau, kad būna pakeisti tie vaistai ten 5 kartus, žodžiu, susidėliojom, kad jie buvo pirmi, paskui katrie antri, treti, ketvirti, žodžiu, ten jeigu būna kokie 8 vaistai, tai mes susidėliojom, kada kas po ko ten atsirado tie vaistai. Tai ir atsiviniojam tuos lapelius. Tai žinot, kaip dažnai būna, kad paskaičius pirmo to vaisto tą šalutinių poveikių lentelę, tu supranti, dėl ko atsirado antras. Kai paskaitai dar antro vaisto šalutinių poveikių tą lentelę, supranti, dėl ko trečias dar vaistas atsirado. Ir kodėl paskui daini dar į kitų depresijų, dar ir kodėl dabar tu geri 8 vaistus. Nes niekam nepaslaptis, ne kad vieną gydydami nugydom kitą. Ir kad tai vienas dalykas, ir kad jie turi šalutinius poveikius, bet jeigu taip žiūrėt, kur slypi tie šalutiniai, ta prasme, ką jie padaro, dauguma vaistų, tai jie mūsų žarnyno mikrobiotą naikina, ne vien tik antibiotikai. Yra daugybė vaistų, kur pakeičia žarnyno pH ir bakterijos tada žūsta. Reiškia, bakterijos žūsta, maistas nesuvirškintas. Reiškia, fermentų sintezė, jeigu uždegimas žarnyne nevyksta. Reiškia, organizmas badauja nuolatos, nors jūs ir valgot. Mineralų įsisavinimas, daugybė vaistų mineralų įsisavinimą blokuoja, tarkim kaip antidepresantai, magnio. Tada sutrinka miegas, tada tabletė nuo miego dar atsiranda. Ir jeigu taip žiūrėti, kaip pavyzdžiui ateina žmogus su tuo maišu, tai aš norėdama pirmiausia jam padėti su šitais produktais, pirma mano užduotis yra saugiu būdu nuimti visus tuos vaistus kiek įmanoma. Yra vaistų, kurių tikrai neįmanoma nuimti, dar, tarkim, insulino, jeigu pirmo tipo diabetas, bet kiek įmanoma yra keičiant tarkim, kokį ten tą nuo skausmo preparatą į omega, reiškia, mes duodam terapinę dozę omegos, mažinam nuo skausmo vaistų skaičių ar dozę. Taip, ir omegos buvo daug. Tai jūs po 2 savaičių jau pasijutot. Taip pajutau, kad kažkas vyksta, nes sakau, aš eidavau, kaip rytą prabundi, apsirengi, išeini į darbą, tiesiog save varai, žinot, kaip paėmi botagą,
pastatai arklį į vakarą. O kaip dirbti tada su tokia? Tai va taip ir dirbti, kasdien, kiekvieną pertrauką einu Nes dar yra kavos vaikai. atsigerti, nes jėgų nėra. Nu, va toks užburtas ratas. Kada jau supratot, kad tai yra nesutapimas, kad tai yra, kaip Vatasta gražiai sakė, ne, kad pradžioje galvojom, kad sutapimas. Kaip tu ten sakei, paskui galvojom, kad tikrai padeda. aha, Dėkingu pasakyti. tai Čia kada jau labai jūs čia gražiai kurioj pasakėt. čia dabar vietoj? O aš nesupratau, sakau, aš ta tokia stropi buvau pacientė, kuri ką sakė, tai ir dariau, ir tikėjau, kad pasveiksiu. Gerai, tada Bet dabar- vieną dieną trūko. Dabar toksai kompromituojantis klausimas. Ar jūs dar geriate kokius vaistus šiuo metu? Nuo kraujospūdžio retkarčiais. 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 Būna, kad nereikia, bet būna, vat, sakykime, kažkokia stresinė situacija, kai jau pakyla. Tai po kiek laiko atėjote iki tos, po kiek laiko, po pusmečio, po metų, kai reikia tik tai retkarčiais nuo spaudimo tabletę išgerti? Tai aš manau, kad, kokie gal 3 mėnesiai. Tai reiškia, kad apie pusantrų gerų metų užtruko. Taip, ne? taip. Tai čia yra dabar visiems žinutė, kurie po mėnesio skambina ir sako, žinok, nepadėjo. Arba dar tas dar tebevyksta, man dar tas neišsisprendė, tai girdėjau. Po beveik 2 metų žmogui jau sutvarkė visos problemos. Aš labai tikiuosi, kad jos negrįž. Sakykime, sloga būdavo, kaip sakiau, perauganti sinusitą, sloga savaitę, vaistai nepadeda. Tai dabar, jeigu, sakykime, pajaučiu, kad man gerklė jau kutena, liktai kapsilaščiukai, aš labai greitai susitvarkau ir rytą būnu sveika. Respiksas, flavonoidai, vitaminas C ir aš sveika. Dar vienas kompromituojantis klausimas. Dabar jūs pasakykit, kad, tikrai aš suprantu, kad geriate ne 2 ir ne 3 produktus šiuo metu, ne? Daug. Ir išėjote, sakėte, esate senjorė. Tai kaip dabar atsakote savo draugiam ar kažkokiem kitiem žmonėm, kurie jūs paklausė ir čia sako, kad ar tarp kitko kas nors pastebi? Gyvenu nedideliam miestelį. Aš manau, kad pastebi, bet žmonės netiki, kad aš atsivežiau savo kolegę, kuri žino tą situaciją ir netiki žmonės. Netiki, galvoja gal, ar, kaip jūs sakėt, vartoja gal kažką. Aš šiandien labai jaudinuosi. Bet jeigu pasako jums, pavyzdžiui, kad brangu, nebrangu. Taip, žinokit, yra taip tokia žmonių grupė, kurie domisi, paklausia, o kiti net nebando klausti, tiesiog ignoruoja, nusisuka. Jaučiu, bet atrodo pažįstamos buvom, pasikalbėdavom, dabar nekalba su manimi. O jums brangu pačiai? Žinokit, už sveikatą, aš sveikatą nusipirkau, tikrai. Aš atidaviau viską. Girdėjot, nusipirko sveikatą, sako, sveikatos už pinigus ten nupirksi. Tai žinokit, pasirodo irgi aš tą patį sakau, kad aš nusipirku kiekvieną mėnesį sveikatą. Aš gavau išeitinę, išeidama iš darbo, tai buvo nemaži pinigai, aš viską išleidau. Įsivaizduojams. Investavau. Taip. Bet tos investicijos, kuriuose jums atsipirktų 10-eriopai, kaip minimum. Aš tikiu, tikrai tikiu. Kadangi laikas mūsų tirpsta, tai jūs mergaitės turbūt nepykstat, kad mes labiau šnekinam viešnes iš tolimųjų kraštų. Nes jūs galite pamatyti ir kitą mėnesį. Tai aš tiesiog norėjau, maks išklausinėti, žinot, ir su visų dėkingumu ir kad jūs verkėt pasakodamas savo istoriją, tai ir verkėt. Nes tai yra labai gražu, tai yra labai jautru, tai yra tikra. Ir kuo daugiau iš laimės verkiančių žmonių, tuo geriau. Nes iš laimės. Ingutė, kadangi mes turim labai mažai laiko, tai jūs mergaitės jau supratot, kad galėsit greitai. Tai tavo istorija. Jo, tai aš tą istoriją žinau, per 15 metų iš tikrųjų daug tų istorijų, bet aš tokia, sakyčiau, esminė, kuri tikrai man taip užtvirtino, kad ką gali maistinės medžiagas,
Tai aš turiu 2 vaikus. Yra abiem be 5 minučių 14 ir 10. Tai abu iš tikrųjų auga be vaistų, neragavę vaistų, ta prasme sveiki, stiprus berniukai ir šiandieną jie puikiai supranta, ką reiškia papildyti savo mitybą. Bet su antru nėštumu, abu nėštumai iš tikrųjų praėjo gerai ir lengvai, bet su antru nėštumu buvo taip, kad metai prieš pastojant su antru vaiku mes su vyru nusprendėme, kad mes norime pabūti vegetarai. Nieko neturiu prieš vegetarizmą ar veganizmą ar taip toliau, bet būnant vegetaru ar ten kažkuom, tu turi domėtis ir tu turi žiūrėti, kaip užpildyti visas spragas, išėmant kažkokius tai produktus. Tai šiuo atveju baltymus, ne, tai mėsa, žuvį aš valgiau, vyras žuvies nevalgiau. Tai va, tai metai laiko iki to mes buvom vegetarai, kabutėse, bet tiesiog nevalgėm mėsos, o visą kitą valgėm. Ir gavosi taip, kad 2 nėštumai yra planuoti ir tas antras buvo lygiai taip pat planuotas, bet prasidėjus nėštumui, kažkokiai tai 10 gal savaitėje aš pradėjau kraujuoti. Ir, man pasakė, kad tai yra grėsintis persileidimas, yra atitrūkusi ta gimda nuo placenta nuo gimdos ir yra gulimas režimas ir vaistas dufastonas. Tai va, kadangi aš jau šitoj mokykloje, universitete, kaip sakau, išmokusi tikrai, kad skaityti etiketes vaistų, tai aš perskaičiau etiketes ir aš supratau, kad aš to vaisto tikrai į savo organizmą dėti nenoriu. Nes daug daugiau yra šalutinių pasekmių negu kažkokių tai gerų rezultatų. Tai va, tai aš nusprendžiau, pasikonsultavau taip pat su savo mama medikė, su teta taip pat medikė ir mes nusprendėm, kad aš tiesiog į savo racioną, į nėštukės racioną aš naudojau ir vitaminą C, ir omega, ir formulę 4. Ir aš prie savo tos dabar paskirtos diagnozės persileidimo pridėjau kruciferusą. Tai kruciferusas iš tikrųjų, vartojau aš jo po 4-2 kartus dienoj, tai buvo ta terapinė dozė, bet po savaitės laiko man dingo kraujavimas, aš nuėjau pas gydytoją, aš pasitikrinau, gydytojas sako, puiku, viskas gerai, patikrino su echoskopu, placenta graži, tvarkinga, nieko nebėra. Žodžiu, esu sveika, galiu toliau sėkmingai nešioti ir džiaugtis nėštumu. Bet sako, kadangi tu vartoji dufastoną, nes aš nesakiau, kad aš nevartojau dufastoną, tau reikia dabar pasidaryti genetinį tyrimą. Ir sakau, gydytojas, sakau, jūs turit pasakyti tai dabar, ne prieš išrašant. Tokia yra procedūra. Sakau, gydytojas, aš negėriau dufastoną. Kaip tai? Reakcija. O seselė šalia sėdėdama, jinai žinojo, kad aš vartoju ir Neolife produktus ir kad papildau savo mitybą, nors gydytojai yra prieš kažkokių papildų vartojimą. Aišku, galiu suprasti, nes vaistinė yra pilna sintetinių, kur mes galim labai daug žalos pridaryti tikrai savo organizmui. Bet jinai pasakė, aš taip ir galvojau, kad tu negersi. Tai va, tai iš tikrųjų kruciferusas padarė stebuklą ir aš supratau tikrai, ką gali maistinės medžiagos ir sakau, iki šiol džiaugiuosi. Ir tai yra kopūstinės daržovės, kopūstinių šeima kryžmažėdžiai. Aš dabar tik supratau, kodėl yra tas pasakojimas apie, kad vaikai kopūstos yra. Pagaliau, reikia. Tai fainai, pasirodo Neolife. Pasirodo tai susiję iš tikrųjų. Eglutė. Tai pratęsiam toliau kruciferuso reklamą. Nes pirmas produktas tai buvo aloe vera gelis. Aš buvau, aš taip skaičiau, kad aš esu labai sveikuolė didelė ir kad irgi sveikatos problemų kaip ir neturėjau. Bet turėjau vieną mažą smulkmenėlę, labai skausmingas mėnesinės ir žaizdas, kurios labai sunkiai gydavo. Ir man kolegijoje dėstytoja, per ieškodama tėčiui sveikatos, pati atradau aloe vera gelį. Tai
kelis kartus panaudojau ir man tikrai tas žaizdeles man užgydydavo. Nu tada flavonoid kompleksą gyvenimą atėjo ir jau galutinai, kai atėjau į šitą kompaniją, atėjau būtent per Cruciferus Plus, kryžmažiedžių daržovių papildą, nes reikėjo savo tvarkyti hormoninę sveikatą, moteriškas problemas. Biopsija buvo teigiama ir reikėjo ją kas 3 mėnesius tikrinti. Tai draugiai pasisakiau, tai jinai sako, su Cruciferus gausi apsiženyti visą gyvenimą, tai kol kas ir apsiženiau ir tikrai nežadu jo nebevartoti, nes tikrai matau, kokį didelį poveikį duoda. Anksčiau aš ir vemdavau, ir vykindavau, ir būdavo silpnumas, ir esu vieną kartą beveik ir apalpusi nuo mėnesinių skausmų. Ir nors būdavau prieš visiškai vaistus, bet turėdavau vieną kartą per savo dienas išgerti tos vaistus, nes tai būdavo nepakeliamas skausmas ir tiesiog labai stipriai rakindavo. Tai per Cruciferus Plus susitvarkė ir kitos sveikatos problemos, tokios kaip alergija, dermatitas, metalui turėjau ir pasirodo alergija, taip pat sinusitai ir kas dar, ir pamiršau. Ir vėl atrodo stebuklai, kopūstai paprasčiausia, ne, bet žinom, kad kopūstai labai žarnyno veiklą gerina, taip pat yra sudėtyje ir saldymedžio šaknies ekstraktas, kuris ir sinusus valo, ir atvažiavęs mokslininkas į Klaipėdą čia prieš metų pasakė tokį sakinį, kurį aš paskui vėl ištyrinėjau, kad kiekvienas save gerbiantis vyras ir kiekviena gerbiantis save moteris Cruciferus turi, kaip ir apsiženyti, ne? Ir aš galvoju, kad kur čia šuo pakastas, nes aš esu dar neišaugus iš to amžiaus, kodėl. Ir labai gerai pasirodo, kad neišaugus, tai pradėjau tyrinėti, analizuoti kiekvieną sudėtį ir pasirodo, kad būtent dėl hormonų reguliacijos, nes hormonai tai yra realiai mūsų valdantis, kaip čia pasakyti, medžiagos, bet mes tuos hormonus patys gaminamės. Ir tik tai tada, kai jau yra visiškas bardakas, reikia iš išorės kažkokių hormonų, kurie slopintų reakcijas imuninės ir taip toliau, dėl alerginių reakcijų. Tai va, Guda, tai tavo ta istorija, žodžiu, Cruciferusas tavo yra jau vienas iš mylimiausių turbūt. Taip. Ir kažkur pajaučiau tokį, nes kai pradėjo padėti, tai tu galvoji, kad sutapimas. Tai kai pajaučiau poveikį kažkur po pusę metų, kai ant mano rankų, ant mano kojų nebeliko tų žaizdelių, kurios būdavo sunkiai gyjamos, tada supratau, kad tikrai padeda. Ir 4,5 metų nei karto nebuvo, tai atsinaujino.